Žinot, kada nusibosta savęs paties klausyti, tada imi klausyti kitus. Labiausiai man patinka klausytis Tomo Vaicų. Ir amžinai man norėdavosi kažką tokio iškrėsti, kad toji daina būtų panaši nors kiek į Tom Vaicų. Ir kad aš išeičiau iš tų savo, vadinkim, aksominio balso diapazono, o ką nors tokio, Tom Vaiciško. Ir sugalvojau tokią dainą, kuri vadinasi Paradoksai naktiniai. Bet kai vieną sykį, aš tiesą priminsiu, jog parodęs dainą Andriui, jam pasakiau, Andriau, bet čia turbūt gali būti baisu, gali baisi būti daina. Ir kai vieną sykį Kaune mes baigėme koncertą, Andrius sušuko, Vladai, baisią dainą, baisią dainą. Ir dabar aš ją pavadinau Baisi daina Andriaus. Nuosprendžiu. Svarbiausi žodžiai pasakomi tyliai, giminės nuotraukoj retai būna fokuse. Vagių palikuonys valdovais iškyla, o būti laimingu mokykloj nemoko. Jei seko vanduo šulinį, gal žmogau negerai gyveni, upės teka pirmyn atgal, gal geresnis rytojus bus gal. Gražiausios dainos, kai balsas užlūžta, mieliausios eilės bevardžio poeto, kas tik akiplėša, tai tas ir užmuštų, o artimiausi tau žmonės, ne vietiniai. Jei įsako vanduo šulinį, žmogau, negerai gyveni, upės teka pirmyn atgal, gal geresnis rytojus bus. Ir jeigu jauku, tai aišku nerūmos, mediniam nameliui su langu įsvirti, kad po mėnesieną paklipusią dūmais galėtum svajot, kad ir apie mirtį. Jei sako vanduo šulinį, gal žmogau negerai gyveni, upės teka pirmyn atgal, gal geresnis rytojus. Ir jeigu ką keist, tai visą gyvenimą, nors kas buvo tikra, nepasimiršta. Kilniausias idėjas, kaip pirštinės padėti, o tas, kad stūmiai neakmeniu virsta, o lieka vis būti, kad knygų lentynoj už lango nepapusia, kad kartais padalstų į tavoje būti, kai
шокус. Я и сяко, вон душу лени, с Богом, не герой, герои без скака, переведет гол, Ерес, ритм.